Artėja magiškas laikotarpis, tai nutinka tik kartą per metus. Nuo sausio 17 iki 18 danguje atsiveria tam tikri portalai, per kuriuos dangiškoji energija susijungia su žemiška energija. Senovės Egipte buvo tikima, kad šiuo laikotarpiu atsivėrusiais dangaus tuneliais žemę pasiekia dangiško Nilo upės vanduo ir įvyksta dangaus ir žemės vandenų jungtis. Šiuo metu keičiasi vandens struktūra. Vanduo virsta magišku ir galinčiu daryti stebuklus. Todėl 18 dieną į kokį nors indą pripilkite vandens ir laikykite jį visus metus. Naudokite jį tik reikalui esant, pavyzdžiui, ligos atveju arba stipriai įsigandus, kad sukrėtimas praeitų be neigiamų pasekmių, arba jeigu jaučiate, kad kažkas jūs nužiūrėjo ir blogo palinkėjo. Prieš vartodami įsigilinkite į esmę, pagalvokite, kas jums kelia didžiausią susirūpinimą. Vanduo gali būti semiamas ne tik iš kažkokio vandens telkinio ar šulinio, bet netgi iš krano. Jei viską darysite teisingai, jis nesuges kaip ir švęstas vanduo. Tačiau pats ypatingiausias yra ištirpinto sniego vanduo. Todėl parsineškite į namus švaraus sniego ir jį ištirpdykite. Juo galite nuprausti savo veidą dėl grožio, dvasinio apsivalymo ir vidinio praregėjimo. Norėdami sustiprinti savo sveikatą visiems metams, galite jame įsimaudyti pirtyje. Kad sustiprintumėte savo širdį, turite maudytis taisyklingai. Pradėkite nuo dešinės kojos, o tada pereikite prie kairės, po to nuplaukite dešinę ranką, o po to kairę. Tada nugarą, pilvą ir krūtinę. Ištirpinto sniego vandenyje taip pat galima išmaudyti ir savo mylimus augintinius. O jeigu gyvenate ūkiškai, gyvuliams ir paukščiams į pašarą įdėkite tos dienos sniego. Gyvuliai sėkmingai atlaikys žiemos speigius ir nesusirgs, o vištos dės kiaušinius ištisus metus. Kad vanduo šulinyje vasarą neišdžiūtų ir nesugestų, įmeskite į jį šiek tiek surinkto švaraus sniego. Kadangi žmogaus kūnas sudaro maždaug 70% vandens, kosminės energijos ir žemiško vandens harmonija pakeis ir jūsų kūno struktūrą. Gerdami vandenį įkrausite savo vidinį vandenį ir sustiprinsite aurą. Šią dieną per vandens energiją labai gerai atsikratyti visko, kas trukdo savirealizacijai ir nuo to, kas trukdo siekti užsibrėžtų tikslų. Tačiau tikslai turi būti kilnūs ir šviesūs. Šiuo laikotarpiu jūsų svajonės gali įsipildyti, todėl prieš siunčiant savo prašymus į visatą reikia aiškiai suformuluoti norus. Sausio 17 ir 18 laiką reikia praleisti ramiai ir taikiai. O tuos, kurie konfliktuos, visus metus persekios įvairūs vargai. Namuose negalima vartoti necenzūrinių žodžių ir keiksnoti. Nes tamsios jėgos manys, kad tokiu būdu žmonės jas kviečia į savo namus ir netrukdomai į juos įsibraus. Šią dieną reikia pasninkauti. Tačiau šis draudimas negalioja sergantiems žmonėms, vaikams ir nėščioms moterims. Sausio 18 išvakarėse griežtai draudžiama vartoti alkoholį ir persivalgyti. Tai gali sukelti ligų ir problemų. Nereikia į savo namus įsileisti nepažįstamų arba mažai pažįstamų žmonių. Su jais į jūsų namus gali patekti piktosios dvasios ir sukelti namiškiams sveikatos problemų. Šiuo laikotarpiu blogas dūšias gali atnešti ir benamiai gyvūnai, todėl nereikėtų jų glostyti ir įsileisti į savo namus. Taip pat draudžiama išleisti savo augintinius į lauką be priežiūros. Įeinant į namus negalima palikti batų už slenksčio.